Sveiki, aš viename įraše esu pasidalinęs apie tai, kaip verta kartais nustatyti savo šitą signalą, kuris ateina, kai mes sprendžiam, ar mes kažko norim ar nenorim. Ne? Mes pajaučiam tarsi ir, ai nenoriu, arba ai noriu, bet iš kur tai ateina? Nes, manau, yra labai klaidinga tokia tendencija, išsivysčiusi jau ir netgi, sakyčiau, įleidusi gilias šaknis tarp žmonių einančių saviugdos keliu, kad ai noriu, tai darau, ai nenoriu, tai nedarau. Bet šitas dalykas galbūt kažkuriam etape yra fainas ir naudingas, kai žmogus būna užspaudęs kažką daug, ne? Bet kai jisai jau jaučia, kad aš jau nebeužspaudęs, jau viskas kaip ir man ir jis toliau taip gyvena, mano manimu, prasideda destrukcija ir degradacija. Dėl ko? Dėl to, kad prasideda tas noriu ir nenoriu, pradeda eiti iš emocijos. Kaip pas vaiką. Noriu, šito nenoriu, ledų noriu, daržovės nenoriu, ten žaist noriu, kažką mamai padėti nenoriu. Ta prasme, suprantat, tada pradeda tinginys diktuoti. Diktuoti noriu, nenoriu. O iš kur žinot, kad čia ne tinginys diktuoja noriu, nenoriu? Kaip tą suprasti? Ir, ta prasme, mes turim pasirinkimą kiekvienas, jeigu matom, kad jau čia iš tokio vidinio tinginio eina šitie signalai, mūsų valia rinktis, mes galim taip ir gyventi. Bet kitas klausimas, o kaip jūs norėtumėt, kad būtų? Ar norėtumėt, kad tai būtų? Ir kaip suprasti, kada yra taip, o kada kitaip? Tai iš tikrųjų, taip truputį esu užsiminęs kažkuriam įraše, kad man kažkaip labai patinka ta filosofija tokių 3 lygmenų, iš kur mes darom sprendimus. Tai pirmas yra ta antra čakra mūsų, malonumų čakra, kur yra joje patinka, nepatinka, nori, nenori. Ten viskas po malonumą. Trečia čakra, kur yra grinai protas, disciplina. Ten mes iš racionalumo. Reikia, laikas tiksliai kada, kiek, kur, kaip, viskas surašyta. Ir ketvirta, tai jau yra širdis, jausmas, kur mes jau taip, galim ir pasiaukoti, ir kažkaip labai altruistiškai pasielgti, ir filantropiškai gyventi, tarsi, ir visa kita. Ir esmė tokia, kad labai sunku yra atskirti tą malonumų centrą nuo jausmo centro, širdies. Ir tie, kas tarsi gyvena, kad ai noriu darysiu, ai noriu nedarysiu, tarsi primeta, kad čia iš širdies eina. Bet iš tikrųjų tai gali eiti iš malonumų centro, kuris yra pats blogiausias sprendimų, diktatorius padiktuojantis, ką daryti. Pats blogiausias patarėjas. Kodėl? Todėl, kad tai yra visiškai kažkoks į malonumus besirenkantis centras, kuriame netgi nėra tos logikos, ne? Jis gali sakyti, išleisk visus pinigus šiandien, nesvarbu, kad rytoj tau nebebus tiek, kiek reikia, ten nenuvažiuosi kelionę, kažkur nenukeliausi, negrįši, žodžiu, ten net nėra net minimaliai, racionalaus mąstymo. Kaip pavyzdys, ką gali tas emocinis centras. Tarkim, žmogus labai supyksta ir pradeda ten plikom rankom eiti prieš kariuomenę didvyriškai, bet iš tikrųjų nėra iš vis jokio racionalumo, nes jisai nieko nepadarys, visiškai nebus naudingas. O jisai biški pagalvojęs gali padaryti galbūt labai kažką protingai ir būti vertingas, efektyvus, bet jis tiesiog nebegali mąstyti jam. Jis surakina, kai ta emocija tokia iššauna, kažkokia pykčio emocija, ne? Jis nebevaldo savęs, visiškai atsijungia. Tai čia aišku jau tokios kraštutinės emocijos iš to emocijų centro, bet vis tiek jos eina iš ten. Dabar, jeigu mes persikeliam į tą aukštesnį protą, tai protais jau paprotaus, ar man čia verta eiti. Net jeigu aš esu toksai pasiaukojantis, ne? Tai gal tada aš geriau padarysiu kažkokį rezultatą, ne taip, kad plikom rankom eisiu prieš, kariuomenę, kuri turi ginklus viską ir ten jai tai bus visiškai lengvas taikinys. Tai čia kaip žmogus kartais gali aptemti jo visą sąmonę ir jisai nebesuprast, net nebevaldyti savęs.
Va, tai tada yra racionalumas, logika, kur žmogus, paisydamas savo racionalumo ir logikos, gali susikurti normalų, tvarkingą gyvenimą. Baigti mokyklą, baigti universitetą, susitvarkyti mokesčius, finansus, neprisimti paskolų, neapnuiti kazino ir taip toliau. Nes vėl, kazino eina tie, kas eina dėl malonumo. Kažką vartoja, kas atima sveikatą dėl to, kad tai daro dėl malonumo. Visos realiai problemos dėl to, kad nori malonumo. Jeigu malonumo kaip tokio mes jam nepasiduotume, antiek būtų mažiau problemų, nes kodėl žmonės meluoja, nes nori mažai dirbti ir daug gauti. Arba tenai, nenori gėdos tos apturėti, o ta gėda yra nemalonumas, vėl nuo jo nori pabėgti, ir taip toliau. Visos problemos apie tą dalyką ir sukasi. Apie tą emocinį malonumų centrą mūsų pasaulyje. Tai va, racionalus žmogus, jisai kitaip elgiasi, jis gali susilaikyti, gali ten atsidėti pinigų, gali pavargti tam, kad baigti mokslus, kad vėliau geriau būtų ir taip toliau. Jis jau kontroliai savo gyvenimą, jis jau kontroliuoja. O ne tas, kuris ant malonumo sėdi ir viską paskutiniai sekundį atidėlioja. Ir po to tenais, gal ir jam nieko nesigauna. Tai va, tai dabar, kai mes galvojam, kad čia šito noriu, čia šito nenoriu, tai kas manyje diktuoja? Kuris balsas manyje tą dalyką sako? Ar čia malonumo centras, ar čia logikos centras, ar čia širdies centras? Kuris iš jų? Kurio mes klausom? Nes jeigu aš noriu, bet žinau, kad rytoj bus blogai, ir vis tiek tai darau, reiškia, aš tam žemiausiam lygmenį esu. Pasiduodu savo kažkam instinktui, tokiam, kur noriu. Jeigu aš aukščiau einu, aš jau tenai logiškai, racionaliai apgalvoju, noriu, bet nedarysiu. Aukščiau yra. O jeigu širdies, centras, tai galbūt nei aš noriu tai daryti, nei tai logiška, bet aš tai darysiu, nes aš jaučiu, kad aš noriu artimai tai padaryti. Man tai finansiškai nenaudinga, logiškai visiškai nenaudinga, bet aš jaučiu, kad mano širdis to nori, aš tą padarysiu. Tai čia jau yra toks kaip aukščiausias lygis. Bet vėlgi, jeigu mes pastrigę tą malonumų lygį, gali būti, kad tiesiog išnaudojam savo potencialą, energiją, finansus, viską. Mes nei be racionaliai galim kažką be padaryti, nes neturim net apie ką daryti tos sprendimus, nei be širdies, nes sudeginę, patys savo išnaudoja visą resursą ir nebefunkcionuoja. Tai va, tai kol kas tiek nenoriu išsiplėsti, tiesiog, kad užvesti mąstymą tą linkme.